už Pasvalio, važiuojant į Biržus, yra vietovė Deikiškiai, kur gimė mano profesorius Kučas, kurio nėra, žinote. Tai aš nuvažiavau, ieškot, ten kiti dar dalinkai nuvažiavau, ieškot tos jo gimtinės, tai viskas jau sodybų nėra, tik likę va čia tie ąžuolai, būtent man pasakė vieni, čia buvo Kučo sodyba, tai aš va taip, tas aukštas šiaurinės vietos dangus, tie ąžuolai tokie va likę. Nu, mūsų išeinantis malūnas. Ir eglė yra gera grafikė. Ja, eglutė yra. Nu, va šiaurinės ir tas mažė išeinantis, čia prie Kreivakiškio mes turim labai gerą irgi bičiulį, kuris rėmė tuos mūsų plenerus, bet jis jau kaip tik turim vėl gerą, neturim gerą, bet tik netikrą dievę. Kažkaip dar vieną turėjom gydytoją, rėmė 10 metų. Pats pirmasis, ar ne? Pasipėjo vienas. Kaip jo galėjo rimta. Jis net rimelius darydavo. Nu, užsakydavo, kad audra. Nu, čia va tokia nuotaka, žinai, kai puptiam, tada bus kažkas ateina, niokščia. Jeigu įsižiūrėtumėte, tokia raudono, grėsminga šučius. Jau tai baigiam. Va čia rugpjūtį žiemgalai, nu va toks laikas, žinai, laukai dar būdavo gūbos, dabar jau nebematom tokios kažkokios. Ir tokie mūsų lyg šešėliai, tos lygumos, jeigu vakareini, tas šešėlis nusitęsia iki kažkokio, iki dangaus. Nu va tokia, kaip sakant, improvizacija. O čia pasivaikščiojimas su ponia vasara. Žinai, ponia vasara tokia pilna, prinokusi, vilboliais, meilė ir visko. Nu tai toks pagalvojimas. O čia aš arlekinų daug padariau, vienas iš arlekinų, tokia muzikėlė. Dabar dar biškių čia ekslibrusų darė daugiau, bet aš ekslibrusų, kaip rašydavo, darydavau labai kažkaip. Nu, knygos ženklas apie knygos savininką ten, maždaug turi nusakyti. Tai čia va kedat. O čia va šitas padarytas Motiejai Valandžių 190 tarptautinė paroda, tai čia vaizduoja, kad jis žemaičių dviemuo vadinasi nuo girtuklys, tai žinai, kad daug ką atpratino, tai atsineša tą pasiklydusią avį girtuoklį užsidėjo, žinai, ir ranką, žinai, šventas gražas. Čia atšveikstas gražas. Va čia mano tėvai jau amžinatais, mama ir tėtis, mes prie miško mato tėviški buvo. Čia mes 3 broliai, Jonas jau miręs, vidurinį, o gyvas tas pirmasis ir va čia Černiukas. Čia aš aprašiau vaikystę. Joniškio bibliotekoje turi būti viena. Jeigu ten galės norėti, aš jos tos neturėjau. Va čia mano profesorius Kučas. Taip atrodo, labai nuostabus žmogus. O čia gimtoji mano sodyba, nuvertimo dieną, kai melioracija, aš dar nusifotografavau ir tokia atvažiavo Kaliniecas, tokia buvo trakcija, kaip dėja iš šoną ir jinai tik susivartė medinukė, tokius dulkės išėjo ir vis. Čia va, aš dirbau 20, kaip sakiau, metų meno mokyklos, dar šviesos redakcija, dirbau meno mokyklos, tai va čia mokytoja, o čia mūsų kaip kažkuri klasė mokiniai. Dabar jau patys jie dėsto toj mokyklai. Jau patys. Va čia Švėgždalgis, va Švėgždalgis, kaip mes stojom institutą, va jis taip atrodė, Algiukas. Mes abu prie dailės tada nevadino akademijos, tai buvo institutas. Čia mes Kauno keli grafikai, va čia Šlemkos jau nėra Pakeliūnas miręs, tas iš visi šiaurinės Lietuvos. Čia aš skulptorius Grybo tėvis.